laba diena. Malonu, kad atvykot. Šiandien mes kalbame su Vilniaus universiteto docente, gydytoja endokrinologė Lina Zabulienė. Jinai atsakys mums į keletą klausimų apie skydliaukę. Sakykit, Lina, paprastais žodžiais, paprastam žmogui, kas yra skydliaukė ir kokią funkciją skydliaukė atlieka? Žinot, kiekvienas į savo srities tam tikrus organus ir tam tikras ligas žiūri kaip į stebuklą. Tai aš sakyčiau, kad skydliaukė yra viena iš pagrindinių žmogaus endokrinių liaukų, nuo kurios priklauso mūsų grožis, išmintis ir mūsų savijauta, nuo pat naujagimystės iki senyvo amžiaus. Jinai yra atsakinga už medžiagų apykaitą, už energijos apykaitą, už vaikų augimą, už jų kognityvinius, pažintinius gebėjimus ir už daugelį kitų su kitomis sistemomis susijusių funkcijų. O kaip jaučiasi žmogus, kai skydliaukė sustreikuoja ir veikia ne taip, kaip reikia? Žinot, skydliaukę turim, turbūt galima būtų sakyti, kad galima dalinti skydliaukės ligas į 4 tokius tipus. Kartais mes sakom, kad žmogus gali būti gražus ir negražus, geras ir blogas. Ir toje mozaikoje gali būti įvairių derinių. Tai su skydliaukė lygiai taip pat yra. Ji gali būti pakitusi jos struktūra, gali atsirasti mazgai, gali jinai padidėti, tačiau jos veikla gali būti visiškai gera. Ir tuo atveju mes atliekame kas pusę metų, kas metus skydliaukės echoskopinius tyrimus ir žiūrim, kaip tie mazgai keičiasi. Tačiau žmogus tuo metu neturi jokių simptomų. Gali tie mazgai būti dideli, gali atsirasti kakle guzelis, matytis, užaugti. Tai tokiu būdu daugiau išoriniai požymiai. Tačiau jeigu skydliaukės veikla sutrinka, jinai vėlgi gali būti 2 tipų. Gali skydliaukė veikti per aktyviai arba gali veikti per silpnai. Tai jeigu skydliaukė veikia aktyviai, žmogui būna karšta net ir žiemą, gali drebėti rankos, gali atsirasti akių šverstakumas, krenta svoris, jisai gali valgyti labai daug, bet svoris vis tiek krenta. Jis dažnai būna prakaituotas, jeigu tai yra vyresnis žmogus, tai atrodo gerokai jaunesnis, nes medžiagų apykaita būna labai greita. Visiškai kita situacija būna, jeigu skydliaukės veikla sumažėja. Atsiranda mieguistumas, sumažėja darbingumas, koncentracija, gali pradėti augti svoris, oda pasidaro sausa, gali slinkti plaukai, lūžinėti. Iškia simptomai būna absoliutiškai kitokie negu hipertirozės metu. Tačiau kartais žmonės ateina pas gydytoją ir sako, aš labai blogai jaučiuosi. Ir vien pažiūrėjus į žmogų, tu nepagali pasakyti, kas yra. Nes simptomai jie gali būti vienas su kitu labai susimaišę ir turėti skirtingų priežasčių. Todėl visais atvejais, jeigu mes norim nustatyti, kokia iš tikrųjų yra liga, privalome atlikti laboratorinius tyrimus. Kartais išorė parodo, kas yra viduje, bet dažniausiai gali būti daug stebuklų. Tai sakykit tuomet, kokią reikšmę turi laboratoriniai tyrimai tokiems pacientams? Aš galvoju, kad, ir turbūt pritars man daugelis endokrinologų, kad skydliaukės ligų diagnostikai ir jos veiklos nustatymui skydliaukės hormonų atlikimas turi turbūt svarbiausią reikšmę. Nes kitaip mes žmogų diagnozės nustatyti negalim. Galim įtarti, kad jisai tokią turi, bet patvirtinti gali tik tai laboratoriniai tyrimai. Ir tie laboratoriniai tyrimai gali būti tiek pačių skydliaukės hormonų, tiek antikūnų prieš skydliaukės hormonus ir kiti laboratoriniai tyrimai, kurie iš dalies gali parodyti, kodėl ta skydliaukės veikla gali būti sutrikusi arba kodėl gali būti pakitę skydliaukės hormonai. Todėl labai dažnai, kai siūlau atlikti skydliaukės hormonus, visada rekomenduoju atlikti ir feritino tyrimą, kuris iš dalies mums gali parodyti žmogaus simptomų kilmę ir gali parodyti, kodėl skydliaukės hormonai yra pakitę. Ačiū. Užtvirtinimui galiausiai pacientams būtų įdomu, kaip dažnai tirtis atlikti su skydliauke susijusius tyrimus profilaktiškai ir kaip dažnai, kai jau yra sergama su skydliauke susijusia liga.
Iš tikrųjų labai toks turbūt tikslingas ir labai reikalingas klausimas, nes dažnai mes nežinom, kaip dažnai atlikti vienus ir kitus tyrimus. Tai iš tiesų tiek, kiek yra rekomenduojama pagal šeimos gydytojo normą, nerečiau kaip vieną kartą per metus mes turėtume atlikti skydliaukės hormonų tyrimus. Ir tie tyrimai iš dalies gali būti skiriami ir šeimos gydytojo, tačiau jeigu neramu ir yra simptomai, tikrai tuos tyrimus galima atlikti ir dažniau. Jeigu žmogus serga skydliaukės liga, priklauso ar tai yra hipertireozė, tai yra per aktyvi skydliaukės veikla, ar tai yra hipotireozė, tai yra per maža skydliaukės veikla. Tai esant hipotireozei tyrimus pradžioje, kol nustatom diagnozę ir paskui paskiriam gydymą iki to, kol jis yra optimalus, mes galime atlikti ir kas mėnesį, ir kas 2, ir kas 3. Vėliau, kai dozė yra parenkama, tyrimai paprastai atliekami kas pusę metų. Nerečiau kaip kas metus. Jeigu tai yra tirotoksikozė, tai yra labai aktyvi skydliaukės veikla, tai tuo atveju tyrimus mes tikrai turime atlikti pakankamai dažnai, kartais ir kas 4, kas 5, kas 6 savaitės. Kita vertus, jeigu tai yra moteris, kuri laukiasi, tai tuomet tyrimų atlikimo dažnumas priklauso nuo situacijos, kokia yra, ir kartais net ir hipotireozės metu mes atliekame ir kas 4 ir kas 6 savaitės. Todėl, kad tai yra labai jautrus periodas, nuo ko priklauso mūsų būsimo vaikelio ir mūsų visos tautos sveikata. Nuoširdus ačiū už pokalbį. Ačiū Jums, kad pakvietėt.